Jūsų gebėjimai atlikti šios posūkius priklauso nuo kelių veiksnių. Kai pakreipiate slides atlikdami posūkį, į centrinę jėgą verčia jūs pasilenkti ir laikyti klubus sulig arkos pavidalo trajektoriją, kurią išraižo jūsų slidės. Tai neleidžia priešingai išcentriniai jėgai atitraukti jūsų į šoną nuo šios slidėmis brėžiamos arkos. Kai slystate giliai raižydami vėžes, taip pat pajuntate slėgį, kuris susidaro priešais slidžių briaunas. Tai į šoną ir žemyn kreipiančios kūno svorio jėgos ir sniego slėgio derinys. Norėdami slysti greičiau ir atlikti daugiau energingų posūkių, turėsite mokėti pasipriešinti stipresniai išcentriniai jėgai. Jūsų klubai turi būti gerokai toliau už posūkio ribų, o slidės labiau pakreiptos briaunomis. Daugelis slidininkų atlikdami raižytus posūkius neįstengia sukdamiesi palinkti tinkamu kampu. Neretai kliūtis sudaro klubai ir tam, kad juos išlaisvintumėte, turite sugebėti juos judinti šonu. Tai gali kelti nerimą ir nepatogumo jausmą, ypač kai susitelkę tobulinate kitų savo veiksmų techniką. Kad sustiprintumėte klubus, nukreipdami juos į reikiamą poziciją, padėkite ranką priešais į šalį nukreiptos kojos klubą ir pamažu spustelkite jį skersai. Padidės atstumas tarp klubo ir posūkio krašto, o koja savo ruožtu labiau palinks ir slidės slys pakreiptomis briaunomis. Gana dažnai jūsų į vidų nukreipta koja palinksta pavėluotai. Kad galėtumėte padėti klubui kuo anksčiau palinkti atliekant posūkį ir nušliuožti didesnį atstumą, valdykite koją posūkio metu padėdami ranką ant vidinės šlaunies pusės ir stumtelėjimu į šoną, priversdami ją palinkti. Jeigu norite be klaidų atlikti posūkius lygiagrečiomis slidėmis, tiek raižydami vėžes, tiek besileisdami nuo stačių šlaitų ar slidinėdami laisvuoju stiliumi, jūsų stovėsena privalo būti simetriška. Puikiai simetrija užtikrinama tada, kai tarp jūsų pėdų, kelių ir klubų yra vienodas atstumas. Gana dažnai slidininkai neišlaiko kojų simetrijos pereidami nuo vieno posūkio prie kito ir arba leidžia keliams palinkti į priekį, arba praskečia pėdas plačiau. Abu šie judesiai suardo simetriją. Norėdami atlikti dar kokybiškesnius raižytus posūkius, turėtumėte išmokti, kaip išnaudoti savo kūno svorį, kad galėtumėte valdyti slides. Tam tikrą slėgį turi sukurti pats slidininkas, kad išlenktų slidę ir jį įgytų įgaubtą pavidalą. Kitokio pobūdžio slėgis susidarantis tarp slidžių ir sniego turi būti veiksmingai išnaudojamas, kad jūsų slidės nenuslystų į šoną posūkiui baigiantis. Galėsite atlikti dailius arkos pavidalo raižytus posūkius, kai išmoksite išlenkti slides taip, kad jos taptų įgaubtos formos. Kad tą pajustumėte, jums reikės pradedant posūkį išmokti palinkti į priekį. Atlikdami posūkį pajusite, kaip jūsų kūno svoris natūraliai perkeliamas ant užpakalinės slidžių dalies, kad galėtumėte pasinaudoti slidžių galais ir dėl to suktis labiau užtikrintai. Tam tikroje pozicijoje klubuose sutelkta jėga posūkiui baigiantis pereina į spaudimą slidžių galams. Tad sukaupkite jėgas ir judinkite klubus į priekį ir skersai. Pasinaudokite rankomis stumdamiesi pirmyn ir įstrižai slidžių atžvilgių, kad jūsų klubai galėtų pakrypti atlikdami dar vieną posūkį. Palaikykite sąnarių lankstumą, ypač čiurnos, kai kūno svoris pasislenka į priekį, o slėgis tenka slidžių priešakiui. Atlikdami posūkį ir toliau būkite susilenkę bei tolygiai nukreipinėkite slides, kai pajusite, kad jūsų kūno svorio centras vėl pasislenka užpakalinės slidžių dalies link. Leidžiantis didesniu greičiu, daugelis slidininkų pernelyg smarkiai spaudžia nuokalnę nukreiptą slidę, priversdami ją nuslysti į šoną. Pamėginkite išnaudoti slidžių briaunas ir išlaikyti pusiausvyrą tarp jų, užuot nekreipę jas dėmesio. Taigi įsidėmėkite. Tegul jūsų klubai juda šonu, tuomet lengviau padidinsite posūkio kampą ir galėsite išrėžti gilesnės vėžes. Išlaikykite kūno simetriją, kad atstumai tarp pėdų, kelių ir klubų būtų vienodi. Atliekant posūkį, sąnariai turi būti lankstus, kad išlaikytumėte slidėms tenkantį slėgį. Darydami posūkį, nestumkite slidžių į šalį nuo savęs, įsivaizduokite, lyg riedėtumėte bėgiais. Kai pagerės jūsų slidinėjimo įgūdžiai, galėsite rinkti sudėtingesnio kalno atkarpas ir statesnės vietovės, kur leidimosi greitis didesnis. Na, o dabar apžvelkime būdus, kaip slidinėti nuo stačių šlaitų. Daugelie slidinėjimo kurortų yra ir labiau patyrusiems slidininkams pritaikytų statesnių vietovių, kurios baugins vidutinio lygio slidininkus ir kels jiems daugiau iššūkių.
Vis dėlto, pasitelkdami pagrindinius jau įvaldytus įgūdžius, netrukus suvoksite, kad slidinėti ant stačių šlaitų nepaprastai įdomu.